Ai, mano vaikas tai tikrai nepatiria patyčių, juk žinočiau, jei būtų kitaip. O maniškis tai iškart duotų atgal, jeigu kas nors jį pultų. Tai aš manau, kad visi jo bijo ir nelenda. Ar tikrai? Patyčių mastas Lietuvoje yra toks didelis, kad sunku būtų rasti vaiką niekaip nesusijusiu su patyčiomis. Kartais net patyčių stebėjimas gali būti sunki ir emociškai skaudinanti patirtis vaikui. Kaip galite sužinoti apie vaiko patirtį susijusią su patyčiomis? Kartais vaikai nepasakoja apie tai, ką patiria mokykloje arba ką pastebėjo, ne dėl to, kad nepasitikė, o dėl to, kad tam tarytum nėra vietos. Todėl sužinoti apie jūsų vaiko patirtis jums gali padėti nuoširdus domėjimasis ir atidus klausimasis apie vaiko gyvenimą jo klasėje arba jam svarbioje bendramžių grupėje. Kaip jie bendrauja tarpusavyje, kokie yra jų tarpusavio juokeliai, kaip jie sprendžia iškilusius konfliktus arba pavyzdžiui, ką daro, jeigu kažkas grupėje pasijunta nuskriaustas. Jeigu išgirstate, kad kažkoks vaikas klasėje jaučiasi atstumtas arba su kažkuo yra elgiamasi neteisingai, tai gali būti rimtas signalas, kad jūsų vaiko klasėje vyksta patyčios. Arba pavyzdžiui, jeigu girdite, kad vaikai nenori skųstis, nenori pasakoti apie tai, kas vyksta klasėje, mokyklos suaugusiems, tai gali būti rimtas signalas apie tai, kad suaugę nieko nežino apie tai, kas vyksta tarp vaikų, tame tarpe apie tarp jų galimai vykstančias patyčias. Realybė yra ta, kad mes suaugusieji apie tarp vaikų vykstančias patyčias neretai sužinome tada, kai situacija jau yra gerokai įsisiūbavusi. Tad nelaukime, kada jau pastebėsime akivaizdžius sunkumus, elgesio arba emocijų, kad vaikui iškilo kažkokių sunkumų. Nuoširdžiai domėdamiesi vaiko kasdienybė ir jo tarpusavio bendravimu su bendramžiais mes galime žymiai anksčiau pastebėti ir turėti progą paklausti savo vaiko, kaip jisai sprendžia tarpusavį kylančius sunkumus. Pavyzdžiui, ar jūsų vaikas buvo kada nors vienišas? Jeigu taip, kaip su to dorojosi? Ar patyrė kažkokią situaciją, kada jautėsi atstumtas? Kas jam padėjo išeiti iš tokios situacijos? O galbūt jisai bijojo kreiptis pagalbos, nes bijojo būti skundiku? Apie šias situacijas galite pasikalbėti su savo vaikais ir sužinoti, ar gali būti, kad jie stebi, o galbūt patiria patyčias. O ką daryti ir kaip elgtis, jeigu pastebėjote kažkokius jūsų vaiko elgesio ir emocijų pokyčius, keliančius jums įtarimą, kad galbūt jūsų vaikas patiria patyčias? Bet tai sužinosite, pasižiūrėję Vaikų linijos internetinius mokymus tėvams. Mokymai yra nemokami ir prieinami svetainėje bepatyčių.lt.